Kartais įdomiai skamba, kad reikia pažinti save, reikia išmokti norėti, reikia išmokti jausti, išmokti džiaugtis. Kažkaip keistai visą tai skamba, bet ateina tas momentas, kai moteris pradeda savęs klausyti, tai ko aš noriu. Tai tiek nugyvenau gyvenime, mačiau darbas namai ir daugiau nieko. Ir atrodo, nu tai ko aš tam gyvenime dabar toliau galiu norėti. Ar čia jau viskas, vaikai užauginti, kaip ir namus turiu, darbą turiu, dirbu, bet kartais taip stapteliu ir pagalvoju, o pavasario nemačiau, o vasaros irgi nemačiau. Atrodo, ir atostogas turėjau, bet vis tiek aš jos nemačiau. Kai kyla jau tokios mintys, kad tu save jau stabdai ir pagauni, kad iš tikrųjų galbūt per daug užsisukusi tuose darbuose, gal tikrai nebežinau, ko aš noriu, nebėra tų tikrųjų norų, galbūt kažkoks toks užsisukimas gaunasi ir tas staptelėjimas, savęs sustabdymas ir pajautimas, tai kokie tie mano tikri norai. Tai tada ateina tas laikas, kai mes pradedam ieškoti ir klausinėti savęs, tai kas tas savęs pažinimas, tai kas aš esu, tai koks tas moters kelias, turiu moters kūną, gyvenu jame, esu moteris ir nežinau, kas ta moteris yra. Kad moteris yra jausmai, grožis, gėris ir kas tai yra, kaip taip dabar susidėlioti, kad tai pajausti ir iš to gyventi. Iš to, kad moteris yra grožis, gėris, meilė. Moteris skleidžia meilę, tą grožį ir gėrį. Kodėl kyla kartais klausimas, kodėl moteris, kodėl viskas yra apie moterį, kodėl moteris turi pradėti keistis, kodėl moteris turi kurti santykius. Todėl, kad moteris gimdo vaikus, jinai turi gimdą, jinai gimdo vaikus. Nesvarbu, ar tai būtų mergaitė, ar tai berniukas, nuo moters viskas prasideda. Todėl, mielosios, kurkime iš gėrio, iš grožio, iš meilės. Ir kai kursime savo gyvenimą iš tos pozicijos, kad aš esu moteris ir eisiu per savo jausmus, taip kaip aš jaučiuosi, taip kaip aš norėčiau, kad pasaulis būtų gražesnis ir geresnis ir mielesnis, iš tos pozicijos kurkim savo dieną. Pradėkime nuo dienos, mums nereikia užsibrėžti, kad mėnuo, metai ar kažkas, tai pradėkime kurti savo dieną čia ir dabar. Tiesiog. Aš noriu būti laiminga ir iš laimingos savęs versijos noriu kurti savo dieną. Ir kaip ją kurti, kaip jinai išeis. Na, reikia pirmiausia atsakyti turbūt į paprastus klausimus. Tai kas yra ta moteris? Apie ką yra ta moteris? Nes tas moteriškumas turi tos stereotipus, kad moteris tai, apie ką tau moteris? Paimk popieriaus lapą ir užsirašyk, kad moteris tai sijonai, moteris tai didelė krūtinė, moteris tai ryškios lūpos, apie ką tau yra moteris. Pagalvok ir užsirašyk, tai labai toksai reikalinga rašymo praktika, kurią kviečiu kiekvieną užsirašyti ir turėti su savim, pagalvoti, įeiti į tą, kas tau yra moteris, moteriškumas. Nes nuo to ta kelionė mūsų į savęs pažinimą ir prasideda. Nuo paprastų eilinių klausimų, stabdymo savęs ir atsakymo į tos paprasčiausius klausimus. Ir kai mes pradedame tame kapstytis, tai tada prasideda kitoks gyvenimas. Mes tada pradedam suprasti, kad ne taip visai yra, kaip aš galvoju, bet galiu dar pamastyti ir truputį kitaip, pažiūrėti į tą, kas yra moteris, truputį kitaip, pagalvoti, stabtelti ir pagalvoti. Gal tai tikrai yra gėris, meilė, grožis, apie ką yra moteris. Tad kviečiu tikrai atlikti šią praktiką ir gausi daug naudos, skirk tam laiko. Viskam reikia skirti laiko. O kai tu pradedi skirti laiko sau, atsakymams į tuos svarbius klausimus, tai tavo gyvenimas nuo šios akimirkos ir pradeda keistis. Kitas aspektas būtų, kaip suprasti, kad praradai ryšį su savimi. Tai požymiai yra labai paprasti, kad nuovargis, dirglumas, tas nežinojimas, ko noriu, kas noriu būti po metų ar po 5 metų. Nejaugi aš noriu taip pat gyventi, kaip šiandien gyvenu ir po tų 5 metų.
nedėkim tiek toli. Po metų, ar aš tikrai noriu taip pat gyventi, kaip gyvenu šiandien? Tai vėlgi, pasimk popieriaus lapą, atsisėsk ir užrašyk, kur tu esi šiandien ir kur tu nori nukeliauti po metų. Kas tu nori būti po metų? Kaip tu nori gyventi po metų? Ar tikrai taip pat, kaip šiandien gyveni? Tai vėlgi, stabtelėjimas yra tavo pradžia į pokytį. Pradėkim stabtelti. Stabdykime save ir atsakykime savo į paprastus klausimus. Kitas aspektas būtų, nuo ko pradėti, kokie tie pirmieji žingsniai į save, į savęs pažinimą. Tai ir būtų, kaip ir sakiau, tas stabtelėjimas ir paprastos praktikos, kad ir kvėpavimo. Sąmoningo kvėpavimo. Tai nėra jokių stebuklų, tai stabteli, įkvėpi, iškvėpi ir vedi, seki savo dėmesiu, savo kvėpavimą. Kur tu įkvėpi, kaip oras įeina ir kur tu iškvėpi, kaip jisai išeina. Lėtai, ramiai, skiri tam laiko, savo dėmesį nukreipi į kvėpavimą. Tu pamatysi, kaip tu gerai pasijausi atlikus šią praktiką. Jokių stebuklų nėra. Kvėpavimo praktika yra nemokama. Tiesiog stabteli ir pradedi lėtai, ramiai kvėpuoti. Mes tiek daug turime įrankių, kurie yra nemokami. Mes juos tiesiog turime, bet nežinome, ką su jais daryti. Tai tiesiog stabtelkime ir pradėkime daryti, keisti savo gyvenimą. Mes visos norime būti laimingos. Tad nuo šios akimirkos, jeigu tu pradėsi stabtelti, tu būsi jau nors per tiek laimingesnė. Tai kviečiu į pokytį ir stabtelk. Kitas aspektas būtų labai svarbus, tai yra vidinis vaikas. Vidinį vaiką mes kiekviena turime susirasti savo viduje ir jį išmylėti. Kadangi mes esam suaugusios moteris, ieškome savęs, norime pažinti save, norime geriau jaustis, norime būti laimingesnės. Ir būtina praktika susirasti tą savo vidinį vaiką, jį apkabinti, išmylėti, išbūti, kad nebūtų to didelio trūkumo meilės. Mes esame suaugusios, mes tai galime padaryti pačios. Tai reikia prisimti atsakomybę. Tu žinai, dabar jau žinai, jeigu dar nežinojai, kad tu gali pati savo vidiniui vaikui duoti meilės ir nutraukti tą tokį ilgesį, tą trūkumą ir tiesiog atsigręžti į save ir duoti savo meilės. Tai yra tavo atsakomybė. Arba tu tai darai, arba toliau eini ir visiems skundėsi, koks tavo gyvenimas yra blogas ir kaip tau liūdna. Tai ir yra prisiėmimas atsakomybės už savo gyvenimą ir keitimas gyvenimo. Ėjimas truputį kitokiu keliu negu įprastai. Pradėk daryti praktikas. Kitas žingsnis būtų, kodėl moteris jaučiasi išsekusios. Kai jos jau pastebi, kad darbas namai, arba aš jaučiuosi kaip tas darbinis arklys, kuris dirba, tos, kurios mėgsta kontroliuoti. Kontrolė yra labai toksai dažnas atvejis pas moterį gyvenime, nes atrodo, jeigu aš nesukontroliuosiu, tai kas kitas sukontroliuos, arba niekas nepasidarys, jeigu aš nekontroliuosiu. Tai yra klaidingas įsitikinimas, bet mes ir einant sąmoningumo keliu, įsitikinimus savo ieškome, žiūrime ir juos keičiame. Tai kontrolė, sakyčiau, yra labai toks gilus mūsų įsitikinimas, kad mes viską turim sužiūrėti, sustyguoti, sudėlioti ir nedaug dieve minutę pavėluosiu kur nors, ar kažkas netaip įvyks. Mes apsikrauname save daug daugiau ir tada gaunasi toksai išsekimas ir iš to išeina, kad nieko aš jau nebenoriu, niekur aš nebespėju ir nieko aš jau nebesuprantu. Tai kad to nebūtų, einam į savęs pažinimą, keičiam savo gyvenimą, stabdom savo akimirkas ir darom įvairias mažas praktikas. Kitas aspektas – kūnas, moters kūnas. Moters kūnas yra labai svarbus, mes jį mylėkime, kūnas yra mūsų namai. Mes jį mylėkime, prižiūrėkime, prauskime, maitinkime, ta prasme, mylėkime jį taip, kaip jisai duotas kaip mums, kaip namai.
Namus mes turime stogą virš galvos, irgi gyvename ir mes juos prižiūrime. Ir plauname grindis, ir valome langus, ir jeigu reikia kažką paremontuojame, pataisome, tad prižiūrėkime savo kūną, sąmoningai galvokime apie jį ir kreipkime dėmesį į kūno signalus, kuriuos kūnas mums duoda ir pasako apie save. Jeigu man reikia poilsio ir aš nesuprantu, kad man reikia anksčiau eiti miegoti, tai kas tada dažniausiai nutinka? Mes dažniausiai susergam. Ir tada pakyla aukšta temperatūra ir mus priverstinai paguldo į lovą. Bet jeigu mes būtumėm girdėję dieną ar dvi prieš tai, kad mūsų kūnas paprašė eiti anksčiau miegoti, nes yra pavargęs, tai mes būtumėm išilsėję ir būtumėm nesusilaukę tos temperatūros aukštos, kad pagulti į lovą. Tad atkreipkime dėmesį, ką kūnas sako, nes kūnas viską mena. Tad nepamirškim to. Santykis su savimi lygus santykis su kitais. Kurkime santykį su savimi. Pirmiausia su savimi. Susitarkime su savimi. Ko mes norime, žinokime. O tada jau iš tos laimės, meilės, iš tos pozicijos, kad aš myliu save, gerbiu save, iš tos pozicijos ateina, kad aš myliu ir kitus ir gerbiu kitus. Tai pirmiausia, pradedam santykį kurti su savim, o tada santykis susikūrė ir su kitais. Visada yra pirma santykis su savimi, kokią aš jį turiu. Vėlgi stabtelk, kviečiu stabtelti ir apsirašyti, kaip aš save gerbiu, kaip aš save myliu, koks mano santykis yra su savimi. Ir tada aš galėsiu ramiai pasižiūrėti, tai kokį santykį aš kuriu su kitais. Tai yra labai svarbu. Visos mažos detalės, jos yra labai svarbios, kad įvyktų pokytis mano gyvenime. Jeigu aš čia nekreipsiu dėmesio, čia man nereikia, čia man nenaudinga, tai tiesiog aš išbarstau savo pamatus, kas antrą plytą statau namą, ne į kiekvieną plytą, bet kas antrą plytą, tai ar tas namas gali stovėti tvirtai? Nemanau. Tad visos mažos detalės yra svarbios. Na, kitas aspektas. Kaip leisti savo jausti ir nebijoti emocijų. Emocijas įvardinti mes turime išmokti, nes tai yra bendravimo dalis. Jeigu aš nežinau, kaip aš jaučiuosi, tai kaip kitas šalia žmogus gali žinoti, kaip aš jaučiuosi ir ko man šiai minutei reikia. Gal aš noriu išeiti pasivaikščioti, nes man čia viskas užspaudė, tiesiog noriu išeiti, iškvėpuoti, išbūti. Gal aš noriu paverkti. Kaip kitam žmogui šalia jaustis, jeigu tu nežinai, ar tu nori pavirkti, ar tu nori pasivaikščioti, pabėgioti, pasportuoti. Jeigu tu to nežinai, tu nežinai, kaip paleisti tas susikaupusias emocijas, kitas žmogus už tave irgi nežino. Taip pat kaip ir nežino, kad, gerai, kad mes dar žinome, kad aš esu alkana, tai galiu pajausti, ne, irgi pajausti ir žinau, kad aš esu alkana. Bet kitas žmogus tai nežino, ar aš alkana ar nealkana. Taip yra apie mūsų jausmus, emocijas. Jeigu aš nežinau savo jausmų, nepažįstu savo emocijų, tai kitas iš šono irgi negali pažinti. Tad paženginkime su savo emocijom, pasimkim emocijų ratą, paskaitykime, kokių ten yra įvairių emocijų, kad galėtumėm labiau išsivardinti, kokioje emocijoje dabar esu. Vaikus lygiai taip pat mokykime kalbėti, mokykime pažinti tas emocijas, kad mokėtų vaikas pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Nereikia uždaryti. Taip mus taip mokė. Neverk, nesiskūsk, nesakyk, nedaryk. Taip mes taip esame išmokę. Bet esame suaugusios moteris ir nuo šios akimirkos galim pradėti gyventi kitaip. Prisimti atsakomybę už save, už savo gyvenimą ir nuo šios akimirkos aš savo gyvenimą keičiu. O kaip keičiu? Per mažas praktikas. Keliaujam toliau. Ritualai moters kasdienybėje. Tai yra, moteris gyvena vidinėme pasaulyje. Pirmiausia, turėtų susitvarkyti tą vidinį pasaulį, tada tvarkysis ir išorinis pasaulis. Tai tvarkykime tą vidinį pasaulį. Per tylą,
per susikaupimą, tą buvimą čia ir dabar, per kūno pažinimą, per jausmų pažinimą. Tai yra, duokime savo kiekvieną dieną, pradžiai po 5 minutės laiko, rytinio laiko. Ir išbūkime, pasiekime savo kvėpavimą, pakvėpuokime ramiai, prašykime galbūt dėkingumo praktiką, nors porą eilučių, padėkokime už šį rytą, padėkokime, kad aš šį rytą atsikėliau. Yra įvairių mažų praktikų, tiesiog pradėkime jas daryti. Ir jos svarbiausia nekainuoja, tiesiog imkime ir darykime. Ir kelionė į save nėra tobula ir tai yra normalu. Mes einam 10 žingsnių į priekį, bet jeigu tik nustojame eiti į tą savęs pažinimą, mes einam atgal dideliais žingsniais. 10 į priekį žingsnių, kokie 5 tai tikrai atgal. Jeigu dar nieko nedarome, tai tas visas 10 atgal grįžtame. Ir tai nėra apie 21 dieną ar apie 30 dienų, tai yra apie tai, kad aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą ir noriu keisti savo gyvenimą, gyventi kitaip. Tai pradėkite gyventi nuo šiandien, nuo šios akimirkos jau pradėkite gyventi kitaip. Jau žinote įvairių mažų praktikų, kurias galite taikyti savo dienoje. Paimkite jas ir taikykite. Pamažu, nes 10 žingsnių į priekį jūs vis tiek temps 5 atgal. Nes mes tiek esame įpratę gyventi kitaip, o dabar kažką tai norim įsivesti naujo ir mūsų protui tai yra labai keista. Todėl mums reikia daug žinių, protui paaiškinti, kodėl mes keičiame savo gyvenimą. Ir kai protui ateina aiškumas, kai mes jam paaiškinam, kad aš nebenoriu taip gyventi, pagrįskime, kodėl nebenorime taip gyventi, kaip gyvenau iki šiol. Ir keičiame savo gyvenimą visai kitokį. Į kitokį. Aš noriu būti laiminga. Aš noriu gyventi kitaip. Tai pradėkime nuo šios akimirkos. Sėkmės!